Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Įžengiant į antrąjį tūkstantmetį, tradicinę Kuršių marių regatą iš vidaus ima transformuoti užaugusi pirmųjų nepriklausomybės dešimtmečių jaunųjų buriuotojų karta. Dideliai daliai Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkų ši regata anksčiau buvo vasaros atrakcija, tačiau dabar, už nugarį palikus olimpinės klases, ji tampa pagrindinė jų lenktynių akvatorija. Regatos favoritas, pasaulio ir Europos čempionas Raimondas Šiugždinis, po pirmųjų plaukimų persėdo iš įprastos laser radial jachtos į lazerį, tada prarado nemažą taškų, bet vėl taikosi į lyderius. Šiam Lietuvos sportinio buriavimo elitui norisi tikrą sportinį azartą, greitį ir profesionalumą perkelti ir į kreiserinį buriavimą. 1998 metais Sauliaus Pajarsko ir Raimondo Šiugždinio pastangomis Lietuvoje sukuriama RS 280 jachtų klasė, kuri į Kuršių marių regatą įneša iki tol po burėmis nepatirtų greičių ir emocijų, bei regatos veidą ir dvasią formuoja kone porą dešimtmečių. Galbūt nebuvo galimybės pirkti ar iš italų, ar ten iš prancūzų kažkokias tai jachtas, o sukūrėm savo. Ir tie pagrindiniai, kaip sakant, kūrėjai šito laivo, tai ir buvo ir Raimondas Šiugždinis, ir Saulius Pajarskas. Tai vėlgi atstovai iš to sportinio elito. Na ir paskui užsisuko ratas, kaip ir minėjau, daugiau ten atsirado tų žmonių, kurie lenktyniauja. Tai buvo nauja tokia banga, vis tiek buvo jau tas laivas statytas pagal to meto tendencijas ir jo atsiradimas Kuršių marių regatoje taip pat pakeitė viską. Jie tapo greičiausiais, jie drąsiai galėjo kovoti dėl greičiausios jachtos pagal perskaičiuotą laiką ir absoliučiai greičiausios. Ir nors itin konkurencingoje bei stipriausius Lietuvos buriuotojus sutraukusioje RS 280 jachtų grupėje kasmet verda įnirtinga kova, kone visus 2 dešimtmečius tarp lyderių figūruoja būtent 2 šios jachtos kūrėjų pavardės. Nuo 1999 iki 2006 metų pergalę šioje Kuršių marių regatos grupėje užtikrintai iškovoja Pajarsko vadovaujamas Raganosis. O nuo 2006 į priekį išsiveržusi Šiugždinio vadovaujama Arabela pirmosios vietos nebeužleidžia visą dešimtmetį. Pradėjo įti akcentas į tai, kad ta regata sportiškėjo. Jinai nebebuvo tokia tik tai jūrinė, kad teisingesnė navigacija, kas suras ženklus. Daugelis iš mūsų visi besam buvę Lietuvos rinktinės nariai, kai kurie ir Tarybų sąjungos rinktinės nariai. Ir mums kraujyje tas buvo, kad mes vis tik tai esam ir lenktynininkai, ne tik tai jūreiviai. O čia yra tas sportinis azartas ir sportiškumas pačio laivo leidžia iš tikrųjų realizuoti dar daug metų į priekį. Su sportininkų lūkesčiais ima sportiškėti bei profesionalėti ir regatos formatas. Tokiais struktūriniais pokyčiais užsiema nauji į teisėjų komandą atėję žmonės – Algis Patašius ir Rolandas Žentelis. Ta regata jinai, buvo tradicinė, visi žinojo, reiškia, etapus visus mintinai, kada startuojam, kur plaukiam, koks tą dieną bus etapas. Ir manau, kaip atėjo Algis Patašius ir pakeitė Vitalį Mudėną, kuris irgi buvo ilgametis teisėjas, tai truputį mes žmonės iš to sportinio buriavimo atnešėm to sporto šiek tiek daugiau, galbūt šiek tiek taisyklių daugiau į tą regatą. Ir manau, kad irgi tas virsmas vyko labai laiku, nes atsirado RS 280 jachtų klasės jau toksai, sakykime,
nepakilimas, bet toksai pikas atėjo, kaip tikrai visi žymiausi Lietuvos buriuotojai olimpinės, sakykime, buriavimo pakraipos atėjo ir plaukė ant teresų. Tai ten buvo, sakau, visas elitas buvo. Tai matomai ir to teisėjimo reikėjo kitokio požiūrio į regatą galbūt ir prasidėjo ta kaita tokia. Ir nors vertybinis regatos branduolys išlieka toks pat, ant vandens puoselėjami garbingos kovos principai, o krante jau kartomis besitęsianti bendrystė. Buriuotojai tampa atviresni tiek Nidos svečiams, tiek žiniasklaidai. Medijos sudirba labai stipriai, kad kiekvieną vakarą yra kažkokia tai apibraiža filmuota, komentuota apie pačias varžybas. Ir tas buriuotojam, jisai tą žinomumo gal mum jo ir tokio tiesiog išreikštų tiek ir nereikia. Mes patys savo šventę pasidarom. Bet manau, kad žmonėm ir visai Lietuvai tai tas turi reikšmės. Labai daug žmonių ateina į parengiamosius kursus, kurie galbūt niekada nebus lenktynininkai, bet buriavimas tai nėra vien lenktynės. Su viskuo visiems yra vietos ir tas turbūt ir tie vieši renginiai ir kiti dalykai padeda plėsti visą tą ir supratimą, ir matymą. Visomis spalvomis atskleisdama ir parodydama buriavimo žavesį, regata į bendruomenės gretas įtraukia vis daugiau žmonių. Kelis kartus apsilankę regatoje kaip svečiai, sudalyvavę rėmėjų ar žurnalistų regatoje, o gal tiesiog išgirdę įspūdingų pasakojimų iš lenktynių distancijos, kitąmet tie žmonės jau patys stoja prie lenktynių starto linijos, drauge atsinešdami naujų idėjų, tikslų bei vizijų visam Lietuvos buriavimui. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman.